Pasimo. Ir išsidė. Galai po sistemą gražiai sulygina ir pasigūrus. Atsidaryta. Lampanai šitie fiksatoriai ištraukti ir paliekam. Toliau tvarkom valdymą. Nuo kurios pusės pradėsit, nėra skirtumų. Paskui su lipuškiam atidengiam. Prisilaikom, kad nepabėgtų ir traukiam valdymo rankinėlę žemyn. Pagal stropą einat, randat kilpą, skylę. Yra fiksacija. Prakiša. Esminė klaida yra ta, kad šitą rankinėlę fiksuoja virš žiedelio ir kiša į šitą kišenėlę. Skleidimų metu ją tiesiog nuplėšia ir gaunasi neparišti valdymai. Gerai, kad nutrūksta abi, tai bent jau vienodai įsiskleidžia. Jeigu viena lieka užfiksuota, kita pasileidžia, gaunasi sukimasis ir dažnai atsikabinėja. Ypač atsikabinėja nuo mažesnių kupolų. Pagrindas yra pratraukti pro metalinį žiedelį. Ir užfiksuoja. Automatiškai turi šitą laisvą galą kompaktiškai susidedam ir užlipinam. Stengiamės, kad stropa nepapultų ant to ežiuko, nes drasko stropą ir kenčia pati stropa. Ir priklijuojam. Kai būna kitoks, antroje pusėje, kai reikia užkišti kišenėlės. Jo, jeigu iš principo, jeigu nekiši visai, problema kažkokia gali būti, ar ne? Jie palaidi. Dažniausia problema yra šitose analogiškai. Užfiksuojam ir patempėm į viršų, kad nebūtų laisvumo. Laisvumas irgi duoda smūgį. Esat ne vienas bandė šniūrą nutraukti, su smūgių pagalba trūksta. Tai dėl to reikia patempti ir palikti. Jeigu paliksit laisvą galą, dažniausia klaida būna, kad tiksliau, ne klaida, realiai ištrauks ir taip pabėgs, jeigu jisai neužkištas niekur. Bet dažnai būna, jeigu yra kišenėlė kažkur tais, būna pusiūtos kišenėlė, per jas perkiša. Ir būna, kad per vieną pralenda ir iš kitos išlenda ir lieka toks mazas. Būna, kad pasiima ir tiesiog žmogus neįžamas. Taip. Prakiša pirmą per tą ranką ir paskui ištraukia. Ir užsiriša valdymą. Kurioje vietoje užsiriš? Bet dažnas variantas, kad užsiriša ir pasilieka. Jeigu taip tiesiog palaidas, skleidimas nepilneka, ne? Gali užsikabinti, bet ir belenkur. Bet koks maskatuojantis laisvas galas, jisai linkęs kažkur užvyst, kažkur pasigauti. Dar vienas niuansas, prieš rišant valdymą, pasižiūrėti, kaip stropa ar nesusisukti. Dažniausiai būna pagražinsim. Gręžinys, užtenka, užteknėjai. Tai dažniausiai būna, kai paleidinėja valdymą. Valdų paleidžia, jisai sukasi ore, nusileidžia, numeta valdymus, parneša, nepriklijuok. Tai būna susisukę. Automatiškai ta stropa yra trumpesnė, kokių... Ant kiek susisukę su tavo sprendėje? Trumpesnė. Automatiškai jinai greičiau dyla, greičiau dėjasi.
karts nuo karto vis patikrinti, išsukti, ištiesinti ir pasižiūrėti, kad būtų išsukta. Vienas kitas užsisukimas nieko baisaus, bet kai jau susisuka ten kaip kiaulės uodega, tai jau nėra gerai. Patikrinant, užfiksavot. Dar kartelį patikrinant, ar nėra laisvumų čionais. Ir gerai užsidėjo valdymai, valdymų stropos. Simetrija nebūtina ar būtina? Simetrija? Turiu omeny, dabar valdymo šmirelis į kairę ir į dešinę, o jeigu abu į kairę. Vidinė pusė arba vienas taip. Žinai, aš tik taip pasižiūrėjau. Labai didelės reikšmės nėra. Čia neuždėsi, nes per pusę liubduks yra. Taip, būtent čia yra liubdukas. Įpročio dalis. Realiai tai aš linkęs dėti iš vidinės pusės, ateina ir naina į šoną ir gražiai. Faktas tas, kad dar vieną klaidą, ką daro, tai daro kai kišenėlės būna. Tai būtent atėjo stropa, turi ateiti stropa ir gauti ausis tokia va. Ateina ir naina. O daug kas daro dar į kitą pusę ir čia darosi guzas. Automatiškai slaideris atėjęs tiek daužo stropą, tiek gali kartais ir užspaust patį valdymą. Jis neįtrauks. Tai vietų būna, kad užsispaudžia. Tai kuo mažiau mazgų atėjo stropa, nukeliauja į kitą pusę ir pasilieka. Kuo mažiau guzų, tuo lengviau praeiti visiems reikalam. Gerai, pirmas etapas padarytas. Kanukas patiestas. Ir paėmimas pats. Išskirti laisvus galus. Priekiniai laisvagaliai, galiniai. Priekiniai ir galiniai. 4 dalis. Aš dar atsisijojo valdymas. Man aiškiau buvo. Nėra būtinybės, bet tiesiog pasimi. Nes būna kartais tie valdymai benešant susisuka tarp tų stropų ir būna, kad tiesiog kaip užsiriša. Kaip guzai pasidaro ir lieka susirišę. Slėdimų metu automatiškai būna, kad užsiriša. Keliaujam, gražiai, išsidalinę, kaip pat slaiderį. Atini valdymai iškart matosi, kad jie nesusisukia, neužkyda, viskas tvarkoja, gražu, švaru. Viena pusė. Antra pusė. Jeigu viskas tvarkoja, slaideris turi paleidus vienus laisvagalius apatinius, gausi kvadratas. Gražiai, kvadratiškai, simetriškai. Jeigu bus kažkur persimetęs, keliaujam ir matom, jeigu aš vienus paleisiu, nesigauna, neišsitiesia slaideris pilnumoje ir matosi, kaip yra persimetęs. Čia yra aiškesnis variantas, kada yra šiapus slaideris. Lygiai tas pats bus, jeigu bus persimetęs kitoj pusėje slaideris. Ir ganėtinai aišku ir viskas tvarkoja. Ateisiu iš kitos pusės. Matosi, stropos jau eina kitaip. Paspaustas kupolas ir
kažkas jau yra ne tai. Reikia jį išsitiesti. Studentai yra unikalūs tom, kad parneša kupolus įvairiai išverstas. Gabumų turi, taip išverčia įvairiai. Per vienas stropas, per kelias, bet realiai visą darant atvirkštinė tvarka ir kartais atspėjama yra. Pasitikrinam, ar stropos nesusisukusios, nesusipynusios. Įsitempiam stropas, kuris yra laisvas. Matome. Jeigu yra laisvas, tai būtent pasikeliam ir ištiestą ranką. Ir smilių per vidurį stropo patempiam ir įsitempiam stropą. Paleidžiam. Nėra didelių kabančių stropų, dedamės ant peties, susilyginam ir rekomenduoju truputį pasisukti kūną kem 5 laipsnių kampu, kad neslystų stropų. Atstatot petį, jos tiesiog eina per petį žemyn ir neslysta. Jeigu stovėsit tiesiai, trapecijais tai gaunasi slysti, pasisukat truputėlį ir išsilaiko stropos ant peties. Taip, kas toliau, tai turbinos dabar yra į mano pusę, į koją, žiūri žemyn, čia yra uodega. Tai man reikia pasigauti turbinas, aš apsisuku, čia yra įpratimo reikalas. Man patogiau yra atsisukti ir susirinkti stropas nuo krašto. Aš visada suku prieš laikrodžio rodyklę, atsisuku šoną, pasigaunu pačią kraštinę turbiną ir susirenku visas į vieną rankelą. Turėtų būti, bet biškiai sukratom ir atgal užsimetam. Turbiną sukišam į tarpui. Į tarpui pasigavom, visą tai sukrito gražiai. Ir pradėsim tvarkyti vidų. Kaip žinot, yra slaideris. Yra kaip tik žiedai. Arčiau kūno, toliau, aukščiau, žemiau bus. Visada pradedam nuo krašto, kur yra artimesnis žiedas, yra ausis. Dar kitaip galima suorientuoti, tai turbina ir pati pirmoji auselė. Tai vienam žiede. Ir viduj čia yra 1, 2, 3, 4 klostės. 9 turbinos, 4 klostės, 7 turbinos, 3 klostės. Vienoj pusė. Įkišam ranką giliau. Ištiesinam jas ir prisidedam prie savęs. Biškai galima paglostyti, kaip laiko turim. Toliau pereinam tarp žiedų. Tarpas tarp žiedų. Vėl ausis, kišam ranką. 1, 2, 3, 4. Vėl. Prisidedam. Ir žiedas. Ausis dažniausiai būna maža, tai galima eiti per šoną. Didesnį. Aš dažniausiai kišau tai va rankytę. Stropas tas visas atsikeliu. Prisilaikau. Ir toliau. 1, 2, 3, 4. Ir pasidedu. Gaunasi 3 klostės. 1, 2, 3. Analogiškai su antra pusė. Kažkaip pratęsiau užkart slaiderį metu į viršų. Bet jeigu dėl orientacijos, tai irgi žiedų slaiderių nereikia mest. Jis padėsim susirasti šanais klostės viduj, kas yra 1, 2, 3. Į šoną. Toliau 2, 3, 4. Vėlgi pasileidžiam, iš tos pusės gal geriau matyti. Susidedam vėlgi dar klostės. Įsimetam ir susidedam.
turbinos tarpui vidus sutvarkyta. Ir gražiai skiriasi per centrą, gaunasi tokia eglutė. O trečios eilės sluoščių tu nebereikia tvarkyti? Sutvarkytas. Viena eilė, mes ir trečia. Ir trečia. Toliau slaideris. Priekis galas. Įsistatom. Kairė. Dešinė. Siūliukai. Negerai. Siūliukai stropose negerai. Medžinis nieko baisaus, bet ir taip priklauso nuo kiekio. Gerai, slaiderį išketvirčiavom, susitvarkėm. Galą. Pačią uodegą. Tai šiek tiek prasiskiriam. Pasimam medžiagos gabalą ir važiuojam iki centro. Dažniausiai centras žymimas leiblais, vadinamais. Jie būna dedami per centrą arba dedami į šoną. Dar būna kiti žymimi raudona, žymėta raudona. Bet kai kur, tai jeigu sunkiau susiorientuoti, yra dvi siūlės ir dvi stropos. Kaip pasižiūrit, kur centras daugmaž. Čia labai nesikankinsiu tais, čia tai sudėti vyras Čia parnelį. daugmaž, ja, Nuo jų ar mažesniem. daug jiems priklauso, nuo jų, ar ten užlenkimai, palenkimai, skleidimas į metu. Kuo mažesnis kupolas, tuo jisai yra jautresnis. Tai automatiškai tie, kurie eina 100 ir žemiau, jau ten reikėtų biškai ir paglostyti. Iki 100. Tai tokiuose dideliuose, Dideliuose, tai praktiškai čia- su Nuo metu- 100 iki Faktas 200. tas, kad reikia žiūrėti, kad jie būtų į Čia vidinę jau pusę. 300. O Tai čia 260. žodžiu, nuo 100 iki 200 tai ten irgi turi, per daug ilgos ir nebūtų. per daug, ne. Sudėjai gražiai ir Matai, kad gražus tave tenkina. Vaiką biškis. dabar patys vairai. Uodegą užsimetėm, vairai. Atsimetam pirmą klostę ir einam nuo apačios žemyn. Stropa, vienas, 2, 3, 4, Susiklausė. Nu, apie šitą klausimą. auselė. Čia jau kaip ausis, reikia į šoną. Valdymai šitie ir mygtukas į vidų ir gražiai vieną kartą užsukam. Aš apie tai klausiu. Aš tą turėjau. Užsimetam ir viskas. Ant kiek svarbu šitas? Jo, va šitas va momentas, ant kiek jisai svarbus yra. Jeigu mes nieko nedarom, iš Nieko karto nedarom. uždarom, Jeigu nieko nedarot, daug irgi nieko neatsitiks. Tiesiog dėjimų metu gali tos tropos biškai pasiskleis daugiau iš šono. Viskas. Tai galbūt kažkur nueis dar kažkas. Tai čia, iš esmės tai čia yra tik tais tų stropų už kontrolę, kad jos būtų vienoj grupėje valdymų stropos. Tai viskas, nes paskui kai įdėsit jos o minkštumo neduoda skleidimo metu. Labai neįtakoja. Minkštumas yra nuo pačio to slaiderio, kada jisai pagauna tą orą. Jeigu nori, kad greitai skleistųsi, biškai atitraukit slaiderį. Anksčiau. Labas rytas. Toliau eina ta ausis, gražiai ją užsimetat ir kitą pusę. Vėlgi. Išsilyginat medžiagą. 1, 2, 3, 4. Užsimetat. Biškai užsupat. Sako, jos gaunasi vienoj grupėj ir nesimaišo. Na, aš į principą darai, bet nežinai dėl ko darai. Nevažinos. Toliau mano rekomendacijos, tai, kad ne visi daro, bet man yra tai patogiau, tvarkingiau gaunasi. Susidedu 2 siūles į krūvą ir čia aš paimu 4 kartus smulkiai užsuku, ant pirštų pasidedu, pasispaudžiu. Toliau pusę žingsnio atgal, ištiesi ranką ir gaunasi toks kaip atrama, kad nereiktų laikyti ant raumens, tiesiog ant kaulų. Įstriža linija gaunasi ir daug patogiau.
Du pirščiukai. Gražiai su siūlėm susideda ir deduosi ant krūtinės, va. Jis man nepabėga nieko. Ir gražiai suku. Kiek daug tu? Čia normaliai. Aš 14. Kiek? 14 aš suku. 14. Aš suku. Tai va, 10 jau yra. 7, 7, 14, dar apie 20 kartų. Vėlgi šitas duoda irgi skleidimui. Šiek tiek įtakoja. Šiek tiek. Minkščiau arba kiečiau. Kiečiau susuksi uodegą, minkščiau skleis. Suk tiek, kiek yra tos laisvos medžiagos, kad nepagauti iš vidaus esančios tenai. Jeigu pagausit, įspausit, negerai. Gali būti kitų niuansų. Kažką išpešit, kažką pakeisit. Visą laisvumą. Paimat, nepaleidžiant, susukat gražiai ir viską. Didesnė bėda yra su slidžiais kupolais, kada jie slysta, bėga čia. Tai būtent tas prispaudimas čionais ir gal duoda lengvumo susukti. Nepabėga, visada laikot medžiagą. Toliau, nerekomenduoju taip išlysti. Vidmantas zubė taip deda, pasirinko ilgas mažas kupolas užtenka. Tiesiog jeigu laikot su kaire, tai aš dešinį laisvai galiu pasidėti kur noriu. Ir pasidėti. Širdelė. Ir gaunasi tokia kriaušė. Graži kriaušė. Aš dedu man labai būna va taip. Piliečiai. Tai vadinasi, Tai čia per sukai. Būtent sukimo metu kažkur tai nusisūdinimas. Per sukai. Ne, tai jau tu būtent medžiagai pagavai, Vladimirai. Ką jis sakė, medžiagai pagavai. Jo. Dar kas būna, tai būna, kad dedant, būtent pačiu dėjimo metu, ja, kada būna va taip deda, jisai tiesiog nuvažiuoja. Nu, tarkim, siūlėtim iš šono. Nu, nieko baisaus. Didelis kupolas atleidžia. Čionais yra pas mus žiedai. Daugmaž jie iki to leiblo vadinamo ir eina. Taigi kelienais apgaubėm tuos žiedus, aukščiau žiedų suspaudžiam. Suspaudžiam, tad lieka tarpiukas toks gražiai, visa medžiaga ir stropos praeina pro tarpą. Su pirštais stenkitės neišmakaluoti stropų pačiu. Nes daug kas būna, nepradėt dar taip kujytės į stropas, ten deda, išspardo, ištraukinėje iš tas. Ir gražiai iš viršaus žemyn, su tokiu švelniu tempimu į viršų ir žemyn, taip. Tokiu sukimu. Visus šitos reikalus iš šoną pasideda. Pasidarom dešką. Įsispaudžiam orą. Čia parodom lauktinis. Čia darimo, tai čia geras dalis. Neslidus, tai ja. Spaudžiam viršų, spaudžiam prie gelienos. Vienas, antra ranka. Nulipam nuo kupolo, su kujyte dar galima persvausti. Spaudžiam palei viršų. Toliau su ranka iš apačios už žiedų. Švelniai pakeliam ir pagal kameros dydį, pagal patį kupolą. Pakelia ir pakešam po žiedais. Prisilaikom. Ir pabėga, ne? Ir pabėga. Tas slidus tas pabėga. Šitoj vietoj taip, bet būtent slidus jie bėga. Ne, pabėga kaip su kelina prispaudė. O bėga dėl to, kad jie yra spaudžiami. Kuo jūs daugiau spausit, tuo jis daugiau bėga. Tai auksinė taisyklė. Kiekvienas lanksto savaip. Ne. O atvirkščiai galima, kitą pusę lenkti pradžiai to neužlenkinėt, kur žiedai. Nu, iš pradžių, čia užlenki. O
Nuo antro galo. Paskui... Čia įpročio A, dalykas. jo, jo. Įpročio dalykas. Bet slidžius geriau taip sukišti. Slidžius taip, sutinku. Pirmą priekį, paskui Pirma tenais, prie galo. paskui ant galo tas. Bet jau labai slidus turi būti. Taip. Visiškai naujas ir ten į mažą kamerą. Tada sutinku. Kišis išbėga vis tiek. Bet ir taip. Tiesiog jo nereikia spausti. Didžiausia Ką reiškia nereikia spausti? Ką tai? Nu jeigu jisai pučiasi, nu tai... Yra kaip. Jūs pirminėme etape, kai daro dešrą, išsispaudžiat visą orą kiek įmanom. Ir kuo daugiau leisit jam prieiti į kupolą iki lankstimo, tuo jisai daugiau turės oro. Tuo jis bus didesnis. Ir automatiškai bus čia šiek tiek daugiau oro ir jums reikės daugiau, norėsis daugiau spausti. Reikės mažiau, į mažesnę kamerą, didesnį daiktą įkišti. Faktas tas, kad reikia tik tais prilaikyti. Prilaikot ir niekas ten neina. Šiek tiek atleidot, viskas, oras pateko ir tada reikia laikyti. Porą šimtų šuolių bus gerai. Ja. Kas deda, nežinau, bet aš tai darau taip va. Atsisėdu ant kulno ir švelniai prisilaikau. Sėdžiu ant kulno pačio. Šiek tiek prisilaikau. Nespaudžiu kojytę į priekį. Dar kartelį išsispaudžiu orą, jeigu reikia. Ypač tai aktualu tiem slidiesiems. Išsispaudžiu viršūnę. Pasikeliat į viršų. Čionai abi medžiagėlės. Suspaudžiat, dar kartelį išsispaudžia visas oras gražiai. Ir kelieną patraukiam, užlenkiam. Čia vad aš paėmęs gražiai su pirščiuku abi medžiagas į krūvą ir prisilaikau, kad man nebėg. Ir vėl gražiai su kelienu prisilaikau. Visą laisvą medžiagą tą. Čia. Dar galima, jeigu bėga čia šiek tiek, priekį ir čia užspausti ir laikyti. Bet irgi nereikia spausti su kelienu. Didžiausia klaida tai yra tai, kad bando spausti, automatiškai čia spaudi, o šitą vietą jisai bėga. Čia tik prilaikyti reikia, kad jisai nekiltų į viršų. Toliau. Tada, jeigu viskas nebėga, viskas gražu, tvarkingai, prisispaudžiam. Toliau, kairė ranka biškai prikeliam kampą ir šitą galą pakišam po kupoliuką. Įsikišam vieną kampuką kupolą ir švelniai paspaudus įprašom visą kupolą. Visą kupoliuką į kamerą. Pasistatom stačiai, čiut paeinam link kupoliuko, link ranco ir tvarkomės. Pats tvarkymas yra. Stropos išeinasi į gyvatėlę, kaip sakant. Tai pirmiausia, šitą pusę, kur yra stropos pagrindinės, tiesiog nesukinėjam belenkaip, nes automatiškai jūs trumpinat ir vienos patrumpėja, kitos palgėja stropos. Nelygumas atsiranda vidui pačiam kupole. Tai jas tiesiog paliekat statmenai, pasispaudžiat, jeigu reikia. Gražiai užsispaudžiat klapaną ir kumščių pagalba paspaudžiat. Jeigu reikia pasitempt šitoj pusėj, netempiat už gumelės, o pasimat žemiau pačios medžiagos, tos kilpos, kad mazgelės būtų. Ir su visu svoriu gražiai paspaudžiat. Čia patempiat ir su kelienai truputį paspaudžiat. Įsistatot gumelą, triušiukus prakišat ir užspaudžiat stropą. Dar netraukiat į šitą gumą. Jūs jau pasimat stropas, pasitempiat ir įtempiat, suvienodinat stropas pačias. Pirmąją kilputį ir visom tai reikia. Pirma. Vienintelė. Ir prakišam. Ilgis 2-3 pirštai, nedaugiau.
nedarykit didelių kilpų, baisulinių. Tas laisumas gali būti čionais, pilnai, vėl pakišam. Ja. Mano atmintis baigęs. Turi tu ragį telefoną? Kuo mažesnis kupolas, kuo Prastokam, kad man gali pabandyti. ir toliau. Galai po sistemą gražiai sulygina ir pasigūrus. Atidaryta. Lamponai šitie fiksatoriai ištraukti ir paliekam. Toliau tvarkom valdymą, nuo kurios pusės pradėsit, nėra skirtumų. Paskui su lipuškiam atidengiam, pasilaikom, kad nepabėgtų ir traukiam valdymo rankinėlę žemyn. Pagal stropą einat, randat kilpą, skylę. Yra fiksacija, prakiša. Esminė klaida yra ta, kad šitą rankinėlę fiksuoja virš žiedelio ir kiša į šitą kišenėlę. Skleidimų metu ją tiesiog nuplėšia ir gaunasi neparišti valdymai. Gerai, kad nutrūksta abi, tai bent jau vienodai įsiskleidžia. Jeigu viena lieka užfiksuota, kita pasileidžia, gaunasi sukimasis ir dažnai atsikabinėja. Ypač atsikabinėja nuo mažesnių kupolų. Pagrindas yra pratraukti pro metalinį žiedelį. Ir užfiksuoja. Automatiškai prilįs. Šitą laisvą galą kompaktiškai susidedam ir užlipinam. Stengiamės, kad stropa nepapultų ant to ežiuko, nes drasko stropą ir kenčia pati stropa. Ir priklijuojam. Kai būna kitoks, antroje pusėje, kai reikia iškišti kišenėlės. Jo, jeigu iš principo, jeigu nekiši visai, problema kažkokia gali būti, ar ne? Dažniausia problema yra tokia, analogiškai. Užfiksuojam ir patempiam į viršų, kad nebūtų laisumo. Laisumas irgi duoda smūgį. Esate ne vienas bandė šniūrą nutraukti, su smūgių pagalba trūksta. Tai dėl to reikia patempti ir palikti. Jeigu paliksit laisvą galą, va tokį. Dažniausia klaida būna, kad, tiksliau, ne klaida, realiai ištrauks ir taip pabėgs, jeigu jisai neužkištas nieko. Bet dažnai būna, jeigu yra kišenėlė kažkur tais, būna užsiūtos kišenėlė, per jas perkiša ir būna, kad per vieną pralenda ir iš kitos išlenda ir lieka toks mazas, maskatuojant. Būna, kad pasiima ir tiesiog žmogus neimdamas, taip, prakiša pirmą per tą ranką ir paskui ištraukia ir užsiriša valdymą. Kurioje vietoje užsiriš? Bet dažnas variantas, kad užsiriša ir pasilieka. Jeigu taip tiesiog palaidęs, skleidimas nepilneka, ne? Gali užsikabinti, bet ir be lenktų. Bet koks maskatuojantis laisvas galas, jisai linkęs kažkur užvyst, kažkur pasigauti. Dar vienas niuansas, prieš rišant valdymą pasižiūrėti, kaip stropa ar nesusisukti. Dažniausiai būna pagražinsim.
gręžinys, va. Užtektinai. Tai dažniausiai būna, kai paleidinėja valdymus. Valdų paleidžia, jisai sukasi ore, nusileidžia, numeta valdymus, parneša nepriklijuotus. Tai būna susisukę. Automatiškai ta stropa yra trumpesnė, kokių... Ant kiek susisukęs su tavo trumpėm? Trumpesnė. Automatiškai jinai greičiau dyla, greičiau dėjasi. Karts nuo karto vis patikrinti, išsukti, ištiesinti ir pasižiūrėti, kad būtų išsukta. Vienas kitas užsisukimas nieko baisaus, bet kai jau susisuka ten kaip kiaulės uodega, tai jau nėra gerai. Patikrinant, užfiksavot. Dar kartelį patikrinant, ar nėra laisvumų čionais. Ir gerai užsidėjo valdymai, valdymų stropos. Simetrija nebūtina ar būtina? Simetrija? Turiu omeny, dabar valdymo šnirelis į kairę ir į dešinę, o jeigu abu į kairę. Vidinė pusė arba... Taip, aš tik taip pasižiūrėjau. Labai didelės reikšmės nėra. Čia neuždėsi, nes per pusę liubduks yra. Taip, būtent čia yra Įpročio dalis. Realiai tai aš linkęs dėti iš vidinės pusės, ateina ir naina į šoną ir gražiai. Faktas tas, kad dar vieną klaidą, ką daro, tai daro kai kišenėlės būna. Tai būtent atėjo stropa, turi ateiti stropa ir gauti sausis tokia. Ateina ir naina. O daug kas daro dar į kitą pusę ir čia darosi guzas. Automatiškai slaideris atėjęs tiek daužo stropą, tiek gali kartais ir užspausti patį valdymą. Jeigu jis neįtrauks, tai vietų būna, kad užsispaudžia. Tai kuo mažiau mazgų atėjo stropa, nukeliauja į kitą pusę ir pasilieka. Kuo mažiau guzų, tuo lengviau praeiti visiems reikalam. Gerai, pirmas etapas padarytas. Poliukas patiestas. Ir paėmimas pats. Išskirti laisvus galus. Priekiniai laisvagaliai, galiniai. Priekiniai ir galiniai. 4 dalis. Aš dar atsisijojo valdymus. Man aiškiau buvo. Nėra būtinybės, bet tiesiog pasimi, nes būna kartais tie valdymai benešant susisuka tarp tų stropų ir būna, kad tiesiog kaip užsiriša. Kaip guzai pasidaro ir lieka susirišę. Slėdimų metu automatiškai būna, kad užsiriša. Keliaujam, gražiai, išsidalinę, kaip pat slaiderį. Atini valdymai iškart matosi, kad jie nesusisukę, neužkibę, viskas tvarkoja, gražu, švaru. Viena pusė. Antra pusė. Jeigu viskas tvarkoja, slaideris turi paleidus vienus laisvagalius apatinius, gausi kvadratą. Gražiai, kvadratiškai, simetriškai. Jeigu bus kažkur persimetęs, keliaujam ir matom, jeigu aš vienas paleisiu, nesigauna, neišsitiesia slaideris pilnumoje ir matosi, kaip yra persimetęs. Čia yra aiškesnis variantas, kada yra šiapus slaideris. Lygiai tas pats bus, jeigu bus persimetę kitoj pusėje slaideris. Ir ganėtinai aišku ir viskas tvarkoja.
parodysiu. Iš kitos pusės. Vėlgi, matosi, stropos jau eina kitaip. Paspaustas kupolas ir kažkas jau yra ne taip. Reikia jį išsitiesti. Studentai yra unikalūs, tuom, kad švarmės kupolus įvairiai išverstas. Gabumų turi, taip išverčia įvairiai. Per vienas stropas, per kelias, bet realiai visą darant atvirkštinė tvarka ir kartais atspėjama yra. Pasitikrinom, ar stropos nesusisugusios, nesusipynusios. Įsitempiam stropos, kuris yra laisvas. Tema. Laisvas, tai būtent pasikeliam ir ištiestą ranką. Smilių per vidurį stropo. Patempiam ir įsitempiam. Paleidžiam. Nėra didelių kabančių stropų. Dedamės ant peties. Susilyginam ir rekomenduoju truputį pasisukti kūno kem 5 laipsnių kampu, kad neslystų stropų. Atstatot petį, jos tiesiog eina per petį žemyn ir neslysta. Jeigu stovėsit tiesiai, trapecijais tai gaunasi slysti. Tai pasisukat truputėlį ir išsilaiko stropos ant peties. Taip, kas toliau. Tai turbinos dabar yra į mano pusę, į koją. Žiūri žemyn, čia yra uodega. Tai man reikia pasigauti turbinas, aš apsisuku. Čia yra įpratimo reikalas. Man patogiau yra atsisukti ir susirinkti stropas nuo krašto. Aš visada suku prieš laikrodžio rodyklę. Atsisuku šoną, pasigaunu pačią kraštinę turbiną ir susirenku visas į vieną rankelą. Turėtų būti, bet Biškai sukratam ir atgal užsimetam. Turbiną sukišam į tarpkojį. Į tarpkojį pasigavom, visą tai sukrito gražiai. Ir pradėsim tvarkyti vidų. Kaip žinot, yra slaideris. Yra kaip tik žiedai. Arčiau kūno, toliau žinai. Aukščiau žemiau bus. Visada pradedam nuo krašto, kur yra artimesnis žiedas, yra ausis. Dar kitaip galima suorientuoti į turbiną ir pati pirmoji auselė. Tai vienam žiede. Ir viduj čia yra 1, 2, 3, 4 klostės. 9 turbinos 4 klostės, 7 turbinos 3 klostės. Vienoj pusė. Įkišam ranką giliau. Ištiesinam jas ir prisidedam prie savęs. Biškai galima paglostyti, kaip laiko turim. Toliau pereinam tarp žiedų. Tarpas tarp žiedų. Vėl ausis, kišam ranką. 1, 2, 3, 4. Vėl. Prisidedam. Ir žiedas. Ausis dažniausiai būna maža, tai galima eiti per šoną. Didesnį. Aš dažniausiai kišau tai va rankytę. Stropas tas visas atsikeliu. Prisilaikau. Ir toliau. 1, 2, 3, 4. Ir pasidedu. Gaunasi 3 klostės. 1, 2, 3. Analogiškai su antra pusė. Aš kaip pratęsiau užkart slaiderį metu į viršų. Bet jeigu dėl orientacijos, tai irgi žiedų slaiderių nereikia mest. Jis padės jums susirasti šiandien klostės viduj, kas yra 1, 2, 3. Į šoną. Toliau 2, 3, 4. Vėlgi pasileidžiam, iš tos pusės gal geriau.
Susidedam vėlgi dar klostės. Įsimetam ir susidedam. Turbinos tarpui vidus sutvarkyta. Ir gražiai skiriasi per centrą, gaunasi tokia eglutė. O trečios eilės pločio tu nebereikia tvarkyti. Sutvarkytas. Viena eilė, mes ir trečia. Ir trečia. Toliau slaideris. Priekis galas. Įsistatom. Kairė. Dešinė. Siūliukai. Negerai. Siūliukai stropose negerai. Medžinis nieko baisaus, bet ir taip priklauso nuo kiekio. Gerai, slaiderį išketvirčiavom, susitvarkėm. Galą. Pačią uodegą. Tai šiek tiek prasiskiriam. Pasimam medžiagos gabalą ir važiuojam iki centro. Dažniausiai centras žymimas leiblais, vadinamais. Jie būna dedami per centrą arba dedami į šoną. Dar būna kiti žymimi raudoną, žymėta raudoną. Bet kai kur, tai jeigu sunkiau susiorientuoti, yra dvi siūlės ir dvi stropos. Kaip pasižiūrit, kur centras daugmaž. Čia labai nesikankint su tais, ne, čia kai sudėti vyras Čia parnelį. daugmaž, ja, Mažesniem daug jiems priklauso nuo jų, ar ten užlenkimai, Nuo jų. palenkimai, skleidimas į metu. kuo mažesnis kupolas, tuo jisai yra jautresnis. Tai automatiškai tie, kurie eina 100 ir žemiau, jau ten reikėtų biškį ir paglostyti. Iki 100. Tai tokiuose dideliuose, Dideliuose, tai praktiškai čia- su Nuo metu- 100 iki Faktas tas, 200. kad reikia žiūrėti, kad jie būtų Ne, į čia vidinę jau pusę. 300. O Šimtinės, tai čia 210. vienu žodžiu, nuo 100 iki 200 tai ten irgi turi, per daug guosit nebūtų. per daug, ne. Sudėjai gražiai ir Matai, kad gražus tave tenkina. Vaiką biškį. dabar patys vairai. Uodegą užsimetėm, vairai. Atsimetam pirmą plostę ir einam nuo apačios žemyn. Stropa, vienas, 2, 3, 4, Susiklausė. Nu, apie šitą klausimą. auselė. Čia jau kaip ausis, reikia į šoną. Valdymai šitie ir nykštukas į vidų ir gražiai vieną kartą užsukam. Nu, aš apie tai klausiu. Aš tą turėjau. Užsimetam ir viskas. Ant kiek svarbu šitas? Jo, va šitas va momentas, ant kiek jisai svarbus yra. Jeigu mes nieko nedarom, iš Nieko karto nedarom. uždarom, Jeigu nieko nedarot, daug irgi nieko neatsitiks. Tiesiog dėjimų metu gali tos tropos biškai pasiskleis daugiau iš šono. Viskas. Tai galbūt kažkur nueis dar kažkas. Tai čia, iš esmės tai čia yra tik tais tų stropų už kontrolę, kad jos būtų vienoj grupėje valdymų stropos. Ir viskas, nes paskui kai įdėsit jos o minkštumo neduoda skleidimo metu. Labai neįtakoja. Minkštumas yra nuo pačio to slaiderio, kada jisai pagauna tą orą. Jeigu nori, kad greitai skleistųsi, biškai atitraukit slaiderį. Aukščiau. Labas rytas. Toliau eina ta ausis, gražiai ją užsimetat ir kitą pusę. Vėlgi. Išsilyginat medžiagą. 1, 2, 3, 4. Užsimetat, biškai užsupat. Sako, jos gaunasi vienoj grupėje ir nesimaišo. Na, aš principą darai, bet nežinai dėl ko darai. Nevažinos. Toliau mano rekomendacijos, tai kad ne visi daro, bet man yra tai patogiau, tvarkingiau gaunasi. Susidedi 2 siūlės į krūvą ir čia aš paimu 4 kartus smulkiai užsuku, ant pirštų pasidedu, susispaudžiu. Toliau pusę žingsnio atgal, ištiesi ranką ir gaunasi toks kaip atrama
kad nereiktų laikyti ant raumens, tiesiog ant kaulų. Įstriža linija gaunasi daug patogiau. Du pirščiukai gražiai su siūlėm susideda ir deduosi ant krūtinės. Va. Jis man nepabėga nieko. Ir gražiai suku. Kiek daug tu? Čia normaliai. Aš 14 suku. Kiek? 14 aš suku. 14. Aš suku. Tai va, 10 jau yra. Nu. 7, 7, 14, dar apie 20 kartų. Vėlgi šitas duoda irgi skleidimui. Šiek tiek įtakoja. Šiek tiek. Minkščiau arba kiečiau. Kiečiau susuksi uodegą, minkščiau skleis. Suk tiek, kiek yra tos laisvos medžiagos, kad nepagauti iš vidaus esančios tenai. Jeigu pagausit, įspausit, negerai. Gali būti kitų niuansų. Kažką išpešit, kažką pakeisit. Visą laisvumą. Paimat, nepaleidžiant, susukat gražiai ir viską. Didesnė bėda yra su slidžiais kupolais, kada jie slysta, bėga čia. Tai būtent tas prispaudimas čionais ir gal duoda lengvumo susukti. Nepabėga, visada laikot medžiagą. Toliau, nerekomenduoju taip išlysti. Vidmantas Zubė taip deda, pasirinko ilgas mažas kupolas užtenka. Tiesiog jeigu laikot su kaire, laisvai galiu pasidėti kur noriu. Ir pasidėti. Širdelė. Ir gaunasi tokia kriaušė. Graži kriaušė. Aš dedu man labai Sulėtai būna va taip. Sulėčiai. Tai vadinasi, Tai jau čia per sukai. Būtent su sukimo metu kažkur tai nusisukimas. Reiktų 8 kartus tada. Per sukai. Ne, tai jau būtent medžiagai pagavai, Vladimirai. Ir prašau. Ką jis sakė, medžiagai pagavai. Jo. Tai dar kas būna, tai būna, kad dedant, būtent pačiu dėjimo metu, ja, kada būna va taip deda, jisai tiesiog nuvažiuoja. Nu, tarkim, siūlėtum iš šono. Nu, nieko baisaus. Didelis kupolas atleidžia. Čionais yra pas mus žiedai. Daugmaž jie iki to leiblo vadinamo ir eina. Taigi kelienais apgaubėm tuos žiedus, aukščiau žiedų užsispaudžiam. Su kelienais. Užsispaudžiam, tad lieka tarpiukas toks gražiai, visa medžiaga ir stropos praeina pro tarpą. Su pirštais stenkitės neišmakaluoti stropų pačiu. Nes daug kas būna, nepradėti dar taip kujytės į stropas, ten deda, išspardo, ištraukinėje iš tas. Ir gražiai iš viršaus žemyn, su tokiu švelniu tempimu į viršų ir į žemyn. Taip. Tokiu sukimu. Visus šitos reikalus iš šoną pasideda. Pasidarom dešką. Įsispaudžiam orą. Čia parodom lauktinis. Čia darimo, tai čia geras dalis. Neslidus, tai ja. Spaudžiam viršų, spaudžiam prie gėlienos. Vienas, antra ranka. Nulipam nuo kupolo, su kujytė dar galima perspaust. Spaudžiam palei viršų. Toliau su ranka iš apačios už žiedų. Švelniai pakeliam ir pagal kameros dydį, pagal patį kupolą. Pakelia ir pakešam po žiedais. Prisilaikom. Ir pabėga, ne? Ir pabėga. Tas slidus tas pabėga. Šitoj vietoj tas auksinis, bet būtent slidus jie bėga. Ne, pabėga kaip O su bėga kelina dėl to, kad prispaudė. jie yra spaudžiami. Kuo jūs daugiau spausit, tuo jis daugiau bėga.
Čia auksinė taisyklė. Kiekvienas lanksto savaip. Ne. O atvirkščiai galima, kitą pusę lenkti pradžiai to neužlenkinėti, kur žiedai. Nu, iš pradžių, čia užlenki. Nuo antro galo. Paskui Čia įpročio A, dalykas. jo, jo. Įpročio dalykas. Bet slidžius geriau taip sukišti. Slidžius taip, sutinku. Pirmą priekį, paskui Pirma prie tenais, galo. paskui ant galo tas. Bet jau labai slidus turi būti. Taip. Visiškai naujas ir ten į mažą kamerą. Tada sutinku. Kišis išbėga vis tiek. Bet ir taip. Tiesiog jo nereikia spausti. Didžiausia Ką reiškia nereikia spausti? Ką tai? Nu jeigu jisai pučiasi, nu tai... Suvinioji. per spausmą. Yra kaip. Jūs pirminėme etape, kai daro dešrą, išsispaudžiat visą orą kiek įmanom. Ir kuo daugiau leisit jam prieiti į kupolą iki lankstimo, tuo jisai daugiau turės orą. Tuo jis bus didesnis. Ir automatiškai bus čia šiek tiek daugiau oro ir jums reikės daugiau, norėsis daugiau spausti. Reikės mažiau, į mažesnę kamerą, didesnį daiktą įkišti. Faktas tas, kad reikia tik tais prilaikyti. Prilaikot ir niekas ten neina. Šiek tiek atleidot, viskas, oras pateko ir tada reikia laikyti. Porą šimtų šuolių bus gerai. Ja. Kas deda, nežinau, bet aš tai darau taip va. Atsisėdu ant kulno ir švelniai prisilaikau. Sėdžiu ant kulno pačio. Šiek tiek prisilaikau. Nespaudžiu kojytę į priekį. Dar kartelį išsispaudžiu orą, jeigu reikia. Ypač tai aktualu tiem slidiesiems. Išsispaudžiu viršūnę. Pasikeliat į viršų. Čionai abi medžiagėlės. Suspaudžiat, dar kartelį išsispaudžia visas oras gražiai. Ir kelieną patraukiam, užlenkiam. Čia vad aš paėmęs gražiai su pirščiuku abi medžiagas į krūvą ir prisilaikau, kad man nebėg. Ir vėl gražiai su kelienu prisilaikau. Visą laisvą medžiagą tą. Čia. Dar galima, jeigu bėga čia šiek tiek, priekį ir čia užspausti ir laikyti. Bet irgi nereikia spausti su kelienu. Didžiausia klaida tai yra tai, kad bando spausti, automatiškai čia spaudi, o šitą vietą jisai bėga. Čia tik prilaikyti reikia, kad jisai nekiltų į viršų. Toliau. Tada, jeigu viskas nebėga, viskas gražu, tvarkingai, prisispaudžiam. Toliau, kairė ranka biškai prikeliam kampą ir šitą galą pakišam po kupoliuką. Įsikišam vieną kampuką kupolą ir švelniai paspaudus įprašom visą kupolą. Visą kupoliuką į kamerą. Pasistatom stačiai, čia paeinam link kupoliukų, link ransų ir tvarkomės. Pats tvarkymas yra. Stropos išeinasi į gyvatėlę, kaip sakant. Tai pirmiausia, šitą pusę, kur yra stropos pagrindinės, tiesiog nesukinėjam belenkaip, nes automatiškai jūs trumpinat ir vienos patrumpėja, kitos palgėja stropos. Nelygumas atsiranda vidui pačiam kupole. Tai jas tiesiog paliekat statmenai, pasispaudžiat, jeigu reikia. Gražiai užsispaudžiat klapaną ir kumščių pagalba paspaudžiat. Jeigu reikia pasitempt šitoj pusėj, netempiat už gumelės, o pasimat žemiau pačios medžiagos, tos kilpos, kad mazgelės būtų. Ir su visų svoriu gražiai paspaudžiat. Čia patempiat ir su kelienais truputį paspaudžiat. Įsistatot gumelą, triušiukus prakišat ir užspaudžiat stropą. Dar netraukiat į šitą gumą. Jūs jau pasimat stropas, pasitempiat ir įtempiat, suvienodinat stropas pačias. Pirmąją kilputį ir visom tai reikia. Pirma.
vienintelį. Ir prakišam. Va. Ilgis 2-3 pirštai, nedaugiau. Nedarykit didelių kilpų, baisulinių. Tas laisumas gali būti čionais, pilnai. Vėl. Pakišam. Ja. Mano atmintis baigęs. Turi tu ragį telefoną? Kuo mažesnis kupolas, Prastoką, bet galiu pabandyti. ir toliau